Naujienos iš naujojo Seimo. Drąsos kelio frakcijos narys, buvęs kunigas Jonas Varkala, neslėpia, kad norėtų sukurti šeimą. Buvusiems galima. Kita vertus, kai pagalvoji, drąsos kelyje visi buvę. Buvęs kunigas, buvusi teisėja, buvęs ministras, du buvę žurnalistai, buvusi konservatorė ir buvęs Mušeika Patackas. Klanas nesugebėjo užpulti mergaitės, nesugebėjo veikti teisėjos. Tai dabar imasi kunigo. Klanas skęsta patvorinėje substancijoje. Sveiki. Volteras yra gerai pasakęs, kad Dievas yra ne didžiausių legionų, o taikliausių šaulių pusėje. Tik šį kartą mes kalbėsime ne apie legionus ir ne apie šaulius, nes yra daug svarbesnių temų. Kunigas Karkala drąsos keliu mus veda į tiesos kelią. Tik ar atsiras norinčio eiti to tiesos keliu? Juk eiti keliai skauda. Netrukus pokalbis su pačiu Seimo nariu, suspenduotu kunigu Jonu Karkala. Esate pirmasis kunigas antrojoje Respublikoje patekęs į Seimą. Ar tikrai kunigui yra vieta Seime? Kunigo vieta ten, kur kenčia sielos, kur viešpatauja velnias, kur blogis nugali gėrį. Todėl aš manau, kad kuo daugiau kunigų turėtų sėdėti Seime ir kalėjime. Seimas kunigų neįsileidžia. Esą tai kišimasis ne į savo reikalus. Bet ginekologas tai gali būti Seimo nariu. Jam jau kištis galima. Apskritai Seimai leidžiami ne tik kunigai, bet ir šiaip geri žmonės. Štai iš drąsos kelinių partijos pateko tik 7 nariai. Seimui geri žmonės nereikalingi. Jiems reikalingi tik tinkami, o tinkami yra tik reikalingi. Juk jūs, kaip kuniga, taigi irgi suspendavo. Atimk iš staliaus įrankius, bet jis vis tiek žinos, kaip pasigaminti stalą. Atimk iš kepėjo miltus, bet jis vis tiek žinos, kaip išsikepti duoną. Atimk iš kunigo sutaną ir jis nežinos, kaip apsirengti. Bet aš net ir suspenduotas vis tiek liksiu kunigu, o mano parapija tiesiog bus Seimas. Ir jeigu koks nors Seimo narys norės ateiti iš pažinties, mielai prašom. Juolab ir Vasiliauskas sakė, kad turime rinkti kompromatą apie kitus. Esate neturtingiausias Seimo narys. Seime, kur pilna milijonierių. Pirmą kartą dvasiniai turtai susikaus su paprastu turtu. Pinigų dar niekas nenugalėjo. Kaip bus šį kartą? Aš manau, kad nugalės gėris. Gėris? Na taip, Seimo nario alga, kanceliarinės lėšos, automobilis, valdiškas butas. Na, kas pasakys, kad tai ne gėris, tegul metai mane jūros putą. Mus nuo seno mokė, kad velnis slypi detalėse. Tačiau mes neveršiai, kad tikėtume tuo, ką mums sako. Mes tikime tuo, ką sakome patys. Velnės slypi visur. Todėl aplinkui ir dedasi tokia velneva. Tad padetalizuokime, kaip jūs varysite velnį iš Seimo? Ne, mes iš Uspaskicho neatimsim teisinės neliečiamybės. Pakalbėjau su ponia Neringa, tai mes užjaučiame visas teisėsaugos aukas. Juk teisėjai mūsų nemoka suprasti ir atleisti, jie tik moka ištirti ir nubausti. O juk mūsų viešpatis mokė, kad neteiskite ir būsite neteisiami, arba kaip mes Garliavoje sakome, teiskite ir būsite teisūs. Jie visada smogia ten, kur labiausiai skauda. Jie paskleidė gandus, kad jūs ketinate kurti šeimą. Jie meluoja. Ne. Ne? Aš tikrai ketinu kurti šeimą. Žinot, kai nusivilkau sutaną, moterims padariau didelį įspūdį. Ir nereikia čia stebėtis mano planais. Taip ir turėjo atsitikti. Viskas prasidėjo nuo vienos mergaitės, bet paskui pajunti, kad esi pribrendęs moteriai. O tai negi jūs nebijote, kad moterį jums galėjo pakišti jie? Na, tada labai jiems ačiū. Žinote, aš per metus laiko patyriau tiek dalykų, kiek nesu patyręs per visą kunigystės laikotarpį. Kunigas Karkala dėkoja net savo priešams. Štai tokių sielos gigantų mums reikia Seime. Štai tokie dvasios riteriai ir persmeigs nuodėmių drakoną savo ietimi. Jie
Jėtautienė, čia kvietimas, tai gal prieš tai arbatos bent išgerkime. Nu, tai mielai. Nu, taigi, bet tai čia vartelių nėra. Palaukit, aš peršoksiu. Jėtautienė, vos į karkakalą nepataikėt. Smagi merga.